Sveiki gyvi, bernukai ir mergaitės, tetukės ir ponaicai. Aš esu paprasta dzūkaitė, lyg ir nešpetna mergaitė, vardu Gabrielė. Mokausi Veisiejų gimnazijon, 1 klasėn. O mano močiutė tai nuo Gievaišų. O kas nuo Gievaišų, tai sako, kalba kapin maišų. Nieka prišnekėts negali. Matyt, rašint savo močiutinos darbą. Nedak valgyts, o dak šnekėts. Tai va, klausykitės dartės, kad jau pakvietėt. O mano močiutė pasakoja, kad man buvo vienu rozu, kad jau buvau didelė, staca po stalo vaikštinėjau ir zuikis pabaliais varinėjau. Atsikėliau iš ryto, palyta, aisiu miškan graibų pravarnų sodzyvų. O ką manai, tie, jie galėjo atsien zuikį raitą. Aš zuikį už ausų, šuoliom ir kvainan. Lakioju pakvainų raitą, kartu zuikis greita, cik maustų graibami nuo galvų kepraitės fūra. Vieni kotai palieka, o aš būtau prasrankus, cik mano zuikis užlepė škos, užkliuvo. Mani pavertė ir pačiu užgrūvo. Gerai, kad močiutė užurai, tai namo parvedė ir nuo zuikių apgynė. Dar būtausius apgrausiu ir dar pasakų papasakau. Tai ir aš jome papasakosiu. O buvo tep, važiuoja keliu dėdas su bobu. Dėdas prekin, boba ratų galan, insivynius patalan, kumelaitė bėra, vadegos nebėra, o greita, o lakė, kapinsi bėgės nuo kalno, o pakalnėn būta balos ir akmuo ant galo. Cikratė per akmenį trins, boba iš ratų prins, tiesiai valom, o tus, kaip važiau, apnuvau. Boba sėdė balon ir šaukė, dėdu grįžkė, o dėdas atsišaukė, kos reikia, tegu reikia, o mes, boba, važiuojam. Boba kudaris įsikapino iš balos, atsisėdo ant kranto ir fūro. Važiuoja keliu, dėdas ir boba. Ar jums mano močiutės pasaka patiko? Pasuokit pas mano močiutį nevaišus, tai jums dar papasakos. Aš jau pavargau, dar ties tegu kiti papasakos.